Audra dykumoje, maskuojantis rytas. Geras ženklas. Reiškia pervažuotoj. Kažkas nepaprasto. Oi, čia gerai bus. Ta prasme, tai juokauja. Tokiam sąlygam. Labas rytas, labas rytas. Laukia žygis nematytas. Gerai čia šojau. A, jeigu rimtai, tai sveiki draugai. Iš miškų vėl. Mašiną kažkur ten ant laukų nusimečiau. Žiema link pabaigos. Vakar šlapdriba buvo. Sniegas po biškį tirpsta. Tai tą progą nusprendžiau pasidaryti rimtesnį žygį. 10 kg ant kupros, tai 10 kg reisiu. Maždaug 10 kg. Bandysiu susirasti tokį namelį. Anksčiau, kiek pamenu, būdavo toks aplūžę. Kažkur giliai miškuose. Netiksliai neatsimenu kur, bet maždaug orientuojas. Ten praleisiu naktį. Jeigu nepavyktų, dar turiu tentą kupšę. Tai kur nors šonį įsirengčiau. Bandysiu pernakvot ir rytoj greičiausiai iš to pačiu keliu ryte varau atgal. Bus sunku, bet bus žiauriai įdomu. Važiuojam. Kaip pušis, kiek čia kamienų. Vienas kelmas, o kiek atšakų išeina. Turėčiau ant tokią keliuką išeiti. Paskui bandysiu geležinkelį pasiekti. Geležinkelį biškį pavaryti. Vienu ar kitu atveju bus nelengva. 5 minutės, dar tik 1 kilometras. Vaikam, jei ką, sakykit, kad nealkoholinis. Vokiečių karių kapelis, šalikeliai. Jau kaulų nėra. Patys vokiečiai, kurie užsijama, buvo atvažiavę, įsikasė, įsivežė Antrą pasaulinę karą. Ar du buvo čia užkasti kariai. Tik tai kryžius likęs. Kažkur tai bus įsišakojimas kelių. Reikės laikytis labiau kairės. Snek. Oho, kaip išmintas. Čia visas greitkelis. Ten nuvaryta. Slėptuoja po kelmą. Pėdsakai. Toks pelkės upeliukas. Ir neužšalo per žiemą. Vanduo vos judantis, bet neužšalo. Kur va tokie iškirsti plotai, biržės. Tai iškart pėdsakau daug prie jų. Patinka tokias vietas matyti. 5 kilometrai nueiti. Pasidaryt kažką užkast. Tai alkanas kaip velnias. Greito kažką pasidaryt. Uik tu saukiek. Cinnamon Dream. Dar net pusiaukelės nepasiekiau.
Pusiaukelė bus vos ne ties geležinkelio, o dar nuo geležinkelio reiks pais. Pavalgiau, pučiam su nauja energija. Toliau. Okay, let's go. Gerai, kad man ne ten reikia. O ten. Klimstam. Iki kelio. Išsisuki koją. Ir vėl atsistoji. 5 kilometer. 2 valandas 10. Judam krūtam. Sako, sunku. O kažkoks kelmas. Belekas čia, beleka. Momentais atrodo, kad per dykumą brenda. Nesibaigia. Jeigu taip toliau, gali būt, kad ir pradės laikas spaust. Ar nebūsi per anksti apsidžiaugęs? Ui. Temptas tai vėžlė dabar. Per tokias vietas. Blembu iki 4. Nori, nenori, reiktų pasiekti vietą. Taip šakės. Dabar jau apsisuk negaliu. Eik tu man. Aleliuja. Čia tai iššūkėlis. Ką čia turim? 6:02. 2 valandas 57. Čia tai tvirta, sutrambuota. Aišku, jūs tai nevaikščiokit geležinkeliu, negalima. No. Grynų ledu pasidengia bėgiai. Dabartinė vėžė, o ten siaurukas kadaise važinėja. Dar matos užrašai. Geras ženklas. Reiškia, pervažu tuoj sankryžą. Man reikės ten nusukinėti. Pasukau nuo bėgių ką tik. 1 valanda lygiai. Nueita 10,54 kilometrą. Ir kokie 3 likę bus. Sunkiausias žygis kokiam buvęs. Čia bus 100%. Šakės. Po 2-3. Dar valandą mažiausiai eit. Bet taip vėžlio greičiu jau judu. Pusmetris sniego, jeigu ne metras. Tai va, draugai, ėjom ir priėjom. Vaizdelis toks. Pažiūrim, kas viduj. Čia jau greitom. Durys suvaliojas. Sienas va taip. Stalas. Ko čia sienos iškaltos? Kažkiais rusiškais užrašais. Botkės. Švyturys.
Prince. Kažkas nepaprasto. Gera reklama. Užuolaidas turim. Dar butelių. Lentinėlė. Liukas. Kitas kambarys. Čia kaip ir stalas. Suolai. Čia dar suolai. Langas išspirtas, čia visur stiklai voliojas. Kas daryt, hebrytė? Bandam nakvot, ar ne? Reikia, aišku, prasivalyti kažkiek, pabandyti. Galvočiau ant suolo ir trilpčiau. Miegmaišiais vynioju. Reikia bandyti, manau. Yra kaip yra, bus kaip bus, stogas bent jau už galvos yra, šioks toks ir gerai. Kaip atrodo iš lauko. Būtų langai, durys, blemba, būtų zeba. Būtų gerai lauželį prasikurt kokį, blemba, kojas prasidžiant. Bet kirvę neturiu. Tik tai pjūklą ir peilį. Gal nedidelį kokį ir sukurčiau. Čia o tai, sakykim, tentą užsikabinau, užsidengia. Čia kažkiek irgi užsidengt. Stiklai išdaužyti. Šiaip tai sausa vidai. Nu ką, apsitvarkiau šiek tiek siaubą namelį. Apsivaliau kiek šeina, va čia kilimėlis. Bus, čia man užteks pločio, čia manau. Net užuolaidas turiu, pasirodo. Reiktų įsiskalbti. Tai va taip atrodys mano šiandien nakvynė. Reiktų lovas įsitaisyti. Pinigų nėra. Čia irgi turėsiu užuolaidas tokias. Va. Kaip snigt pradėjo lauke. Bet nusivėlinau tai šiandien žiauriai. Gavos 14,27 ir tai beveik 5 valandas ėjimo. Pradėjau po 8:10, atėjau prieš 3. Tai čia pirma diena. O dar rytoj kas laukia. Sninga gražiai. Tykiai. Svarbiausia ant viršaus nebūtų gyvūnėlių kokių. Pažiūrėkit, ar nėra. Nėra? Gerai. O čia? Irgi nėra. Tai bus gerai. Jeigu nesudeginsiu, tai bus pasaka. Turėtų išdžiūt. Kaip vaizdelis geras. Oi, prie laužo kaip gerai pastovėti. Nu, žinokit, bet kokiu atveju. Skaitau, kad taip ir turi atrodyti tikras žygis. Ir ne šiaip savo. Tvarai 15 kg. Laužas. Pastogė greita. Rytoj tiek pat atgal. Rytoj net linksmiau, manau, bus. Iš ryto prašvis, užvalgau ir šaunam atgal.
dar sninga, dar prikraus dar mažai. Iki kelių pusę dienos braidžiau. Čia tai žygis. Dabar ką reiktų padaryti, tai o čia pabandyti su tentu, kur turiu. Kažkaip jau čia pristvirtinti. Šiokia tokia užuovėja bus, jeigu vėjas naktį. Gerai. Tik tais, kad viduj tamsu žiauriai iškart. Trobesy. Pažiūrim kaip lauželis. Ar nesudeginčiau čia? Ne, čia tiek tos kaitros. Tebūnie bus daug garso iš šviesų. Šitą girliandą naudoju pastoviai. Jau beveik. Gerai šviečia. Per naktį. Įsilaikau, kitos banas ten senai įsikroja. Šitą žybą. Ir paryčiais dar. Tai vietos neužima man kuprinėje per daug. Visą laikį įsimeta. Ne taip ir lengvai lauželis dega, bet baigiu įsidžiovint. Temsta pabiškį. Tuoj 6. Kažkiek patobulino apšvietimą. Ką tu? Ne 5 žvaigždutės, bet 4 tai bus. Gerai. Kamurkienas. Noriu valgyt. Kažką reikia bandyti pasigaminti. Makaronai. Čia dar turiu tokį tipo tunas. Kaip traškinys su kažkiam daržovėm. Tai sudėsiu dar ir šitą. Reikia palauk, kol užvirs. Ką čia dar tiesa? Turiu datalių. Dieną gerai eina. Energija greita. Dedam makaronų. Dedam troškinį. Dar biškį pašildysiu ir bus gerai. Oi, čia gerai bus. Mažai tik tai kažkaip atrodo. Čia jau kaip man tai tobula bus. Indiškas plus itališkas lygu lietuviškas. Paragaujam. Bomba. Nu ką, skanaus valgantiems. Pasakyta. Dar reikės vandens pasišildyt kaip visą laiką. Prie kojų įsimest. Žiauriai padeda. O taip. Kas čia? Dar taip nemiegojęs bus. Čia jums ne ant rastų gulėt. Bus labai čia prašmatniai. Su pagalvėliam, su visko. Nepadaryt klaidos kaip anąkart.
pilnai užvirintas, pyliau atgal ir ištirpo bonkė butelis. Ta prasme, supyliau verdantį, susitraukė iki va tiek ir lip pradėjo prie rankų, ten realiai skau plastikus įsilydė. Nu ir viskas, ta prasme. 8:30. Dar kokį YouTube'ą paspaksot. Pasnaust pabandyt. Kaip čia gausis, neaišku. Bet gal gausis. Kažkas labai nekrepždės. Kol kas tai nei garselę negirdėjau iš aplink. Viskas, draugai. Po 9:30 nebelysiu iš miegmaišio, gesinu šviesus. Nepamiršk tik tais, kad ant kairės pusės per daug nesivers staigiai, nes pastalvo atsidurs. Ir ką, toli nepabėkit. Rytoj laukia sunkiausia diena. Reiks pareit iki mašinos. Ai, bus linksma. Iki rytojaus. Labas rytas. Pabudau. Kiek čia valandų? 5 toj. Šviesa dar dega. Ir ta neįsikrovus. Gerai miegojau visai. Su trumpais prabudimais. Ir patogiai ganėtinai. O dabar jau paryčiais šaltoka, tai jau turbūt nebeužmigsiu, dar pasivartyt kažkiek ir bandyt kelti. Pats nefainiausias reikalas tai išlyst rytais iš šilto guolio. Powerbankas jau baigė įsikraut, silpnesnį pasiėmiau, tai buvo klaida. Nebus per daug. Pasėmiau kažkokią avižinę košę tipo. Rytui bus gerai. Laikas bus judėt, draugai, po 7:40. Laukia žiauriai ilgas kelias, vėl apie 15 kilometrų. Vakar pasižiūrėjau,
Šiandien dar kituose žemėlapiuose, kad kaip ir nėra apėjimų, jokių lengvesnių. Arba tada dar būtų plius kokie 6 kilometrai. Tai klausimas kaip lengviau. Ar ryt aplink, ar ryt kaip ėjau sunkiuoju keliu. Užsnigti pėdsakai vakar. Šlapiai taip pasnigta. Dar sunkiau eit. Audra dykumoje. Maskuojantis rytas. Balta visur. Jau karšta. Pagaliau matau mašiną. Ta prasme, kiek čia turim? 12:30 nueitų kilometrų. 15:20. Vakar 14 PM. Šiandien 15:20. Iki mašinas bus ir 30. Ta prasme, tai juokauja. Tokiam sąlygam dar gal nebuvau tiekėjęs. Kosminis žygis, kosminis. Gerai, draugai. Labai dėkingas, kad stebėjot. Paspauskit like, jeigu negaila. Aš lekiu iki Pardės, noriu kažko skanaus žiauriai. Ir varau džiovintis. Iki.